Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Už greitį, už vėją, už garsą, už viską, kas yra ir dar bus. 1000 priežasčių mylėti sportą ir savo klubą Gym Plus. Sveiki visi, Jutemiai 19 jau netrukus ir Jutemiai grįžta į Kauną rugsėjo 26 dieną Kauno Žalgirio arena, be abejo, pagrindinė vakaro kovoje Sergejus Maslobojevas ir Dominikas Drikstys, bet turėsim dar ir titulinę kovą, ilgai lauktą 67 kg kickbokso turnyro finalą dėl Jutemiai pirmojo 67 kg kickbokso čempiono diržo, na ir vienas iš šitos kovos kaltininkų Martynas Danius prieš Kaiserį Hayatą. Sveikas, Martynai. Sveikas. Tai vardais gal tada nesikeiskim čia, Martynu, taip bandom. Gerai, Martynai, metai be ringo, Taip. Jutemiai ringo ir be varžybų, ką nuveikiai? Daug nuveikiau, buvau Vako Latvijos čempionate, buvau stovyklose 4, gal 5, net iš tikrųjų nebeskaičiuoju, tai kažkiek sportavau, kažkiek gulėjau, kažkiek ilsėjaus, kažkiek valgiau, žinai, buvo tų veiklų. Tai nesidėjau be darbo ir visą laiką būdavau arti to kovos pasaulio, kaip be būtų. Įdomu, stebėdavau, žiūrėdavau ir į Vilnių buvau nuvažiavęs gyvai pažiūrėti Utmą ir balandį buvau paskutinį Utmoj. Žodžiu, realiai tai aš visur būnu, tai gal ne visą laiką ringė. Jeigu nebuvai tiek daug gal ringė, bet vis tiek sportavai, treniravai, metai bėga, kuo pasikeitė Martynas Danius per tuos metus nuo Jutemiai 13 turnyro? Nieko nepasikeitė, gal tiesiog labiau laukia jisai, labiau nori ir, žinai, labai yra tų per metus laiko, yra daug vietos kalbom, kad aš ten bijau, man ten kažkas nutiko, ten pabėgau, ten nenorėsiu. Tai aš tikrai nebijau, man kaip tikrai įdomu, aš kaip tik to nekantrauju, laukiu. Ir man netgi būna baisiau su lietuviu, žinai, lietuvis prieš lietuvį, čia, kaip čia lietuvių pralaimėsi. O ten, kad tu žiūrėsi, ispanas, bam ir viskas, ko skirtumas, žinai. Jo, čia dar galėsim pakalbėti. Galėsim. Patiko man tavo atsakymai, kad einu nuplot Kaiserio, labai gerai. Bet žinai, aš dar norėčiau sakyti, kad tu ateini šitą kovą su 2 nokautų serija, bet tie metai, jie truputėlį atrodo nuima tą energiją, bent jau iš išorės žiūrint. Nes kai kovoji aktyviai, tu atrodo gali, žinai, iš kovos į kovą atsinešti tą pačią energiją, patirti tą vidinį, sakykime, tą ugnį kylančią. Liko tas? Tie metai išmušė, ar visgi man reikia sakyti, kad tu ateini su 2 nokautų serija? Gali sakyti, žinau, kad ateinu, nes, žinai, man ta 2 nokautų serija yra toks labai kaip statomas dalykas, kad dabar tu čia supermenas, žinai, bet iš esmės aš visą laiką buvau tas supermenas, tiesiog ne visą laiką pataikydavau. Dabar 2 kartus taikliai, pliumpt ir viskas, žinai. Tai viskas bus gerai, aš nepergyvenu, tai palikim taip, kad ateinu su 2 nokautų serija. Gerai, Martynai, turim tada tavo pirmąją pačią kovą Jutemiai turnyre, Jutemiai Rising. Paskaičiavom čia su tavim, kad 1,5 metų kažkur buvai be ringo. Tuo momentu taip. Pasižiūrėkim, pradėkim žiūrėti ir pasikalbėkim. Va ta pirma minutė, nusimeti tą vadinamą ringrastą pamažu. Koks jausmas buvo grįžti į ringą? Dar Klaipėdoj? Žinok, aš tą kovą žiūrėjau gal 3 kartus, tai man jinai taip visai neblogai sužiūrėjo, ypač tas pirmas raundas, žinai, aš prieš šitą kovą, aš Tailande dar kovojau. Bet ten, žinai, aš taip skaitau, ten Tailande, ten tie kovotojai dažniausiai, kad mažam stadione ten yra low levelis. Tai ten toks labiau buvo apšilimas kojų, žinai. Bet šitoje kovoje, kas man labai nepatiko, tai aš ją išėjau, nežinau, kas tą dieną buvo, žinai, bet kaip per rūką, aš jau tai ne vienam interviu minėjau, aš išėjau tą ringą, aš tiesiog atrodo eini, ringas. Baigėsi. Toks perdegimas. Ten toks, žinai, ten man, nežinau, degė viskas, žinai, ir aš ten toj kovoj. Ja, aš kiek žiūrėjau, tai buvau aš, čia nieko nepabėgsiu nuo to, žinai, ten vėlgi aš sakau, ten su teisėjais sprendimais nesutinku, ten po to man irgi, po to jau irgi ten apeliavom, bet ten 100 metų, žinai, bet kažko tai trūko, žinai, tos ugnies kažkiek nepataikiau, kažkiek, sakau, čia buvo dar toks netikras aš, žinai, vadinkim taip, bet, ką, sukovau, pralaimėjau, čia to nenumesim, žinai. Buvo neblogai, gal kažko tokio aštrumo gal biškai pritrūkau. Ir Vytas buvo su gera taktika, tai čia nepaneigsiu. Vienas dalykas, kuris man labai išsiskyrė ir kuris beje pasiteisina ir nuo tada, kai pamačiau šitą kovą ir per visas kitas, kurias tu turėjai tame organizacijai, yra toks gražus lietuviškas žodis muštukas. Ir man atrodo, kad tu prisistatėjai Jutemiai bent jau sirgaliams, kurie tavęs nematė galbūt anksčiau, kaip toks visiškas ringo muštukas. Žmogus, kuris eina į priekį, atrodo mažoj svorio kategorijai, bet rankos svaido ir bando tą žalą vis tiek kurt.
Žinai, kas yra, kur yra problema šitoje kategorijoje. Tai, pavyzdžiui, man asmeniškai nesižiūri kitų kovotojų kovas šitos kategorijos, nes jie išeina neaišku ko. Jie ateina pasitaškuot, pasižaist. Aš visą laiką einu padaryti daug žalos, baigti kovą anksčiau laiko, o ne ateiti pasitaškuoti, žinai. Tai apie ką tada kova tai yra, žinai. Nu, tipo, ateina, aš tu paliesiu, tu mane paliesi, pabėgiosim biški, žinai, pirmyn atgal. Aš visą laiką einu jungti, mano toks tikslas, žinai, aš niekada nelaimiu taškais dažniausiai, jeigu jau aš neišjungiu, tai dažniausiai duoda pergalę kitam. Tai mano toks ir gal stilius yra, žinai, ateiti, duot, taip, liaudiškai, per ausį ir viskas, žinai. Nežinau, kaip čia pasakyti, muštukas, tai čia gali būti muštukas, gali būti kaip nori, galim tą niknymą dėti, žinai, bet, nu, tiesiog toks stilius, stipriai ir konkrečiai. Šitoj kovoj, nes neturėsim kitų pavyzdžių, kitos kovos, aišku, kai viskas baigėsi nokautais, gal lengviau kalbėti apie tam tikrus dalykus, bet šitoj kovoj galėsim pasižiūrėti, aš trečią raundą pasileist norėjau. Buvo momentas, kai tu buvai tam spaudime. Pavadinkim, tu pats esi tas spaudimo kovotojas, bet Vitas su savo taktika sugebėdavo apsukti ir tave įstumti į tą situaciją, kur tau reikia išsigliaudyti iš spaudimo. Ir man atrodo, kad žvelgiant į tavo kovą rugsėjį, Kaizeris irgi gali būti tas kovotojas, kuris savo tam tikrais meistriškumo elementais gali bandyti apsukti tą eigą iš pirmo į antrą numerį, iš antro į pirmą. Tose momentuose, kai tu atsiduri spaudime, jauties patogiai, turi tam taktiką. Nes kai esi taip, žinai, nukoreguotas į vieną pusę, kai viskas apsiverčia. Aš šitoje vietoje jaučiuosi kaip ir tokiam polisė, žinai, čia buvo knockdownas, bet neužskaičiavo. Atsukit atgal. Na, pažiūrėk. Čia buvo knockdownas, žiūrėk. Mane spaudžia 3-2, o. Ar čia ne knockdownas? Kojų nesimato. Mano akim čia buvo knockdownas, bet žinai, mes su Vitu po to juokam, sako, nebuvo, žinai, bet mano akim buvo, nu nesvarbu. Tai va, tai iš gynybinės pozicijos aš pilnai galiu atsimušinėti, žinai. Tai galbūt man nėra patogu, žinai, bet pažiūrėsime, aš labai bijoju, kad Hetas taip stipriai lips, žinok, manęs, nes, nu, kiek mačiau jo, bent jau kiek mačiau jau to kovų, žinai, tai faktas, kad aš turėsiu jį irgi analogiškai spausti, jis yra agresyvus, jam tai patinka, nu ir dabar pasitas ta kairė koja, aš mačiau jisai daug kur tą kairę koją metą, tai aš čia sakau, jokas juokais, čia bus kairė ranka prieš kairę koją. Kas stipriau, žinai. Ar mano kairė ranka, ar jo kairė koja. Tai pažiūrėsim, žinai, sakau, aš tai labai laukiu tos kovos. O bendrai, kiek tu esi plano kovotojas, kiek tu esi emocijos kovotojas? Nu, planas, man tai yra toks, daugiau mažiau tas pats. Tai jau pasako, jeigu kažką pakeisti, tai pakeisim, žinai, man problemų tam nėra, žinai. Dažniausiai visą laiką girdžiu trenerį, klausau trenerio, tai jeigu pasakys dirbti antrų numerių, nu tai ir dirbsiu, nu jau liepia, tai liepia, žinai. Bet manau, kad vėlgi treneris mato mano stiprias pusės, jisai sakys, kaip man daryti. Nu, vėlgi, stiprioji pusės, tai jas ant jų ir dirbsim, žinai, o po to žiūrėsim, žinai. Jeigu 5 raundai, blema, čia tiek daug laiko, aš galiu pirmą raundą išbėgti, kaip visi mėgsta pasilėtinėti, žinai, antrą, dar galiu, 3 raundus galiu dirbti, žinai. Čia gali būti ir visai kitaip, gali būti, kad išbėgsiu pirmam, iškart, nu, kai bus, tai bus, žinai, ir iki gazų 5 raundus. Tai pažiūrėsim, žinai. Esi kovojęs 5 raundų kovas? Esu kovojęs. Kada paskutinį kartą? Dabar taip metais, kas čia buvo, 2.16, gal 2.17. Labai seniai. Labai seniai, jo. Tai ten buvo 5 raundų kova, iš kurių 4 daviau vieną kasą, žinai, ir vėlgi, tas muštukas, tuo momentu buvo, vėlgi, mes statėm tą kovą taktiškai, tai nereikėjo to muštuko, žinai, 3 raundus reikėjo man liesti ir 2 raundus jau kaip muštukas, žinai. Ir buvo visai gera kova. Vėlgi, tavo tas debiutas įtėmiai kaip ir baigėsi pralaimėjimu, bet buvo tikrai labai konkurencinga ir gera kova ir labai greitai gavai tą dar vieną šansą ir iš esmės jau mes ateinam prie tos istorijos, apie kurią kalbėsim ir rugsėjai, tai yra 67 kg turnyro tas pusfinalis prieš Danylą ir kai su Danyla kalbėjom, mes čia dar prieš praeitą turnyrą ir kalbėjom būtent apie šito kovą tavo, jisai sakė, kad jisai, kaip tu kalbėjai apie Karoso kovą, tai jis lygiai taip pat kalbėjo apie šitą kovą, kad jisai sako, atėjo, nu ir ar perdegimas ar ne, bet buvo ir rūkas, ir užė jam ausyse. Koks tu ėjai šitą kovą? Aš kai šitą kovą jau, aš galvojau, kad Žalgirio arena yra didesnė. Aš žinok, einu, galvoju, kai mokyklos salė, žinai, sėdžiam, nu taip kažkaip ir taip ramu, žinai, ir mane daug palaikančių buvo, žinai, ir Deivi. Bet taip nebuvo tokio ažiotažo, žinai, aš kai jau į Švyturio areną, man ten atrodė kažkoks, per tos dūmus lendi, jau pum,
kosmosas. Čia jau, kaip pasivaikščiojimas į tarpklasikinės mokyklas, tinklinio varžybos, 10B prieš 10C. Tai buvo paprasta, tai buvo ramu, žinok. Tai gal tai davė, žinai, kažkiek irgi tokios, labai viską mačiau. Apsivertė viską. Labai viską mačiau, tai buvau atsipaldavęs ramus, man ten niekas nerūpėjo, žinai. Gerai, pasileiskim tą kovą. Taktika. Kokia ta taktika? Gerai, visi mato, kad tu eini į priekį ir eini permušti Danilos ir viską čia greitai bandyti pasidaryti, bet tame irgi yra tikriausiai tam tikra matematika, ne? Jeigu tu turi minį ištvermės matematiką, tai galimai jo, čia, žinai, visi klausia, kaip čia būtų 3 raundus, jeigu reikėtų taip daryti, žinai, bet dažniausiai aš taip 3 ir darau, tai čia toks, žinai, kaip būtų, nežinau, žinai, neužteko, nebuvo 3 raundų. Nes vėlgi, Deivis mes įsvertinę buvom, aš esu su juo stovėjęs, esu sparingavęs, žinai, jis man yra padėjęs ruoštis, jis man yra tų knockdownų pats padaręs, žinai, per tą pačią koją, žinai. Ir jisai iš tų kojų, žinok, wow, ten, žiūrėk, jau dabar pusę kūno mano raudono. Ten smūgių net buvo. Tai va, apie ką kalba eina. Mes žinom, kad Deivis kala, labai stipriai iš kojų. Ir jeigu aš būsiu toli, tai man bus, nelabai fainiai. Tai va, ir tikslas buvo būti kuo arčiau ir kuo stipriau, ir neleisti tom kojom dirbti. O boksuotis jau, žinai, manau, vėlgi, daugiau turėjau aš pranašumą ant bokso ir sėkmingai tai išnaudojau. Čia vienas ir viskas. Tai šitą vietą aš pagalvojau vėlgi, kad jisai atsikels, nes aš tai nepajutau tų momentų, kad ten buvo smūgis labai stiprus. Galvojau, čia buvo knockdownas, galvojau, dabar tai prasidės, bet jau kai apėjau ten pusę to ringo, tai jau teisėjas nutraukė, buvo viskas aišku. Žinai, aš klausiau šitą klausimą Igno Pauliukevičiaus, kitų kovotojų, kurie atrodo, žinai, iš tų kategorijų, kur tie nokautai turi rinktis užtikrintai, jeigu jau esi toks kovotojas. Tu esi iš tos lengvesnės kategorijos žmogus, kuris turi jau savo sąskaitai 2 nokautus. Koks yra jausmas išjungti žmogų, papasakok? Nes sakai, pataikai ir nežinai, ar tikrai čia buvo tas smūgis, kuris išjungs. Bet būna kartais pataikai ir supranti, kad... Tai, kas yra, aš ten buvau tų momentų tokio inercijų, žinai, aš pataikiau tą smūgį, aš jo net nepajutau. Nes jeigu taip atsuktum, vėl matytum, kad aš mačiau kairę ir po kairės iš karto dar matau dešinę, aš net, žinai, važiuok, 3, 2, kepenis, kairė galva, kairė šonas ir dešinė. Dar yra nuotrauka, kur aš metu tą dešinę, aš jau esu prametęs ją pilnai čia, Deivis jau ten, žinai, ir aš net nepajutau, kad ten, kad buvo tas, žinai, clean kontaktas, tai tokio nepajutau. Tai tokio ir jausmo nėra, tiesiog eini galvoju, kad toj bus vėl tęsim ir viskas, baigės. Tai žinai, fainiai, nes tada ateina biški galbūt nuovargam, adrenalinas biški nusėda, atsiranda jau tada pajūti, kad biški iš tikrųjų išsimėtei, tai smagu, kad viskas baigėsi ir tu tiesiog dėjai visas jėgas, kiek gali, žinai, ir baigta, einam toliau. Šiaip 67 kg kategorija yra viena iš konkurencingiausių. Jų tėmė, žiūrint tiek į boksą, tiek į Muay Thai kovas, ten turim aibę ir lietuvių, ir pajėgių užsieniečių yra, kurie į tas jų tėmė duris beldžiasi, bet kurią sekundę prisijungti. Tai yra viena iš konkurencingiausių kategorijų, tikriausiai visą pasaulį pasižiūrėjus kickboksą, tarp 5 ir 67,5, visa ta karuselė yra labai, labai aktyvi. Jauti, kad tu esi tas kovotojas, kuris gali daug ką migdyti šitoj kategorijai. Tai jaučiu, bet čia vėl, žinai, yra taip, pasakysiu, kiek, kaip ten sako, tas posakis, kad tango šokti reikia 2 žmonių. Supranti, jeigu nuo manęs visą laiką bėga, tai kokį mes nokautą kalbam. Tai va šitoje vietoje Deivis, jisai įsivėlė į kontaktą artimą, atsakinėjo man, tai tuo momentu aš jam pataikiau. Puldaržinskas, jeigu ten būtų irgi įsivėlė, tada irgi mes ten pataikiau. Vitas galbūt biški mane apžaidė, žinai, nepataikiau, ten irgi yra įrašą, žiūrėjau, ten per tiek praskrenda jam, taip, pronuosi šalia, žinai. Jeigu ten 5 cm, tai galbūt irgi būčiau pataikęs. Bet vėlgi, kaip ir sakau, tango reikia 2, tai jeigu kovočiau su Fedorovičium, manau, jo stilius yra irgi atsimušnėti, judėti, daugiau, žinai, iš toli, mes, žinai, su balsiu įdomu būtų, nes mes 2 tokie buldozeriai, jau čia kas ką nugriaus, žinai, ką mes dar turim, Turkas, Čengis, ten Čianas. Šengis Lalas. Jo, tai tas įdomus, toks irgi toks paprastesnis. Kaiserį turim. Kaiserį turim. Kuris juda. Jo, va čia, žinai, ir toks galas jį reikės, ar jį ten gaudyti, ar jisai sustos čia, žinai. Bet kas fainai su Kaiseriu, mes turim 5 raundus. Turim daug laiko. Čia turim ir laiko pačiam pažiūrėti, kaip ten jisai ką darys, žinai, ir pagaudyti, žinai. Sakai, per 5 raundus nuo problemų nepabėgsi. Aš manau, žinau, kad nebus 5 raundų, aš tokia turiu nuautą, tai nesvarbu iš tikrųjų, kurią pusę, bet 5 raundų, manau, nebus. Čia labai abejoju, kad dabar tokiam lygiai būtų 5 raundai, tai jisai vėlgi, sakau, jisai yra aštrus, jisai, kas yra fainai, jisai neina taškuotis, jisai irgi ieško konkrečių vietų.
Pataiko, jisai per ten ir žais. Nu, pataikė, kaip matėm su Vitu, jisai per ten ir muš. Jisai nelauks ten kažkokių kitų, žinai, ten neieškos taškų, žinai, jisai ant nokautų, nokdaunam kažko tokio, aš logiškai. Tai labai įdomi čia bus. Ir turim dar vieną kovą. Man čia įdomus dar yra momentas, kad šitą kovą tu atėjai iš esmės plane, kad tuoj kovosi dėl diržo. Taip. Nes Kaizeris turėjo sukovoti su Vitu. Taip. Ir jie turėjo išsiaiškinti, kas išeis į finalą. Tu esi tam laukime, tada kalbėjom, kad tau tiesiog norėjosi to aktyvumo, kad nepamestum ringfilo, bet atrodo, eini šitą kovą, čia mažas pirštinės, visai kitas pavojaus lygis ir visa kita. Tuoj po tavęs dar aiškinsis tavo finalininko likimas. Nelakstė galva per 2-3 vietas vienu metu biški? Ne, žinok, nelakstė, tai tos mažos pirštinės man jau buvo pažįstamos iš tų bleidų. Man tada irgi lūžo akies, vidiniai, ten kažkokie kaulai, žodžiu, ten irgi baigėsi nesėkmingai, bet šitoj vietoj, šitam irgi toj kovoj, man jau iki kovos lūžo, iki kovos su didelėm pirštinėm. Nu ir reikėjo tiesiog irgi, čia reikėjo greit suktis, nes, kuo ilgiau, tuo, žinai, skaudžiau. Kiekvienas smūgis labai buvo jautrus, žinai. Tai nelaksti, žinok, nes man rodos, jeigu nemaišau, man rodos ta kova, mūsų ėjo viena po kitos kovos, jeigu nemaišau, ir man rodos, aš jau ėjau, jeigu nemaišau, jau po. Tai aš jau žinau, kad laukia manęs ispanas ir jau man tiesiog reikėjo daryti savo dalį ir sėkmingai, žinai, be traumų pasibaigti. Apie tas mažas pirštinės, pažiūrėkim, čia antras raundas, ten viskas jame ir baigėsi. Tos mažas pirštinės, žinai, jos visą laiką turi daug diskusijų, vieniems patinka, kitiems nepatinka, bet jos ką prideda, tai yra tą pavojaus lygį. Ir iš esmės, kai, tu esi tas kovotojas ir ypač tu ir sakai šitą kovą lygiai taip pat, tai su mindsetu, kad reikia kuo greičiau pasibaigti dalykus, bet varžovo gebėjimas atsakyti išauga 10-keriopai. Ir iš esmės, tas kiekvienas smūgis čia į bet kurią pusę gali keisti. Suaštrėja pats kovos pojūtis, jauti tą skonį truputį kitokį. Ten, matai, yra... Kai gauni kontaktą, kuo skiriasi tos pirštinės nuo, vadinkim, didelių ir nuo mažikių. Tai jos tokios turi tokį kaip, nežinau kaip atsakyti lietuviškai, toks momentinis snap, toks tukšt. Ir tau, žinai, gali būti tas smūgis nebus ten toks super stiprus, bet jis yra super taiklus. Toks tukšt, žinai, bet kaip jeigu ten irgi su garsu paleisim šitą videką, kai aš matau tokį apatinį mušų, tuo momentu jam pro apačią kaip per sviestas, kupjauna tas peilis. Skamba, ne? Taip čiuožia per tą rankas, tukšt toks, žinai, tiesiai, žinai. Ir ten realiai, jos yra toks skauda labiau, žinai. Tos jau, kai duodi iš tos pilnos pirštinės, jinai jau galbūt migdo, o ta, gaunasi, ta tavęs nemigdo. Bet kaip skauda, eina savo, žinau, velniškai skauda. Tai iš to vietoje skauda. Dar Muay Thai, sakau, aš ten nesinorėjau, man ten tas klinčiai, ten, nesu ten stiprus, žinai, ten tiesiog išbėgau, galvoju, gerai, mano panašumas rankos, mažos pirštinės, kuo greičiau jam reikia kažkur kliudyti ir pabaigti kuo anksčiau laiko. Tai ten pirmam raundės tik buvo knockdownas, neužteko laiko, antram pradžiai pasibaigiau. Bet sakau, kitiem būna rankos lūžta, sakau, man tai rankos nelūžo, bet sakau, jau buvo stanosim, žinai, tuo momentu dar nežinau, lūžnosis, tada jau po kovos, žinai, skauda, realiai, tu gauni kažkokį kontaktą, skauda, nuvariau šviestis, jie sako, galimai lūžo, nes atvejai savaitę pavėlavęs, tai žinai. Tai jos tokios yra, žinai. Ir persikėlim tada į rugsėjį. Kaizeris, Hayatas, akivaizdu, kad jau ir sakei, rašėm utm.lt, kad ateini nuplot, Kaizerio duoti. Nudopti galim. Nuploti. Bus taip švelniau, nudopti, kaip slibina. Jo, tas diržas. Ar tai yra tavo didžiausias tikslas? Kaip pats? Ar tokio lygio priešininkas irgi priduoda to malonumo, kad dar pavardę gali įsirašyti? Ne, matai, ta pavardė man kažkaip nėra aktuali, man labiau vis laik buvo tas tikslas, kai aš jau patėjau į patį pirmą tą sausio Utmos Risingą turnyrą, aš sakiau, man reikia diržo, žinai. Kažkoks tai turi būti tikslas. Ar tai man tiesiog kovotės kovas, šiaip sau, kodėl? Tada nėra galo, kur baigtinumas. Man 33, tai kad aš baigsiu kem 3, pem 3, šiam 3, tipo... Kur? Dabar užlipau tą, kaip ir minėjau, irgi per tą antrių į kalną ir dabar liko dar vienas laiptelis. Kaip visada. Vienas tas pats sunkiausias, kuris skiria jau ten tos čiampus nuo tų paprastų, žinai. Tai tikslas yra diržas, žinai. Ar tai būtų ispanas, ar tai būtų Karoso revanšas, žinai, dėl diržo, ar tai būtų Deivis, ar tai būtų Balsys Fedorovičius, ten Čingis Čianas, tas nėra skirtumo, nes, gale dienos tai tu gauni diržą ar negauni. Čia laimėtas bus vienas, žinai. Tai
Nesvarbu, sakau, kas bus, žinai. Tai va, tikslas yra diržas, o po to žiūrėsim vėl. Jeigu nepasieksiu diržo gerai, vėl bus kažkokie žingsniai. Tai kas tada mes laukia, ar ten Deivis vėl, ar ten Balsys, ar Fedorovičius, vėl kažkoks turi būti vėl kilimas. Tada visi lietuviai bandys tą diržą šio atimti, žinai. Jeigu vėl niekam nepavyks atimti, tada jau aš einu galbūt vėl. Jeigu aš laimiu, nu ką, o čia tada įdomiausia dalis prasideda. Jeigu aš laimiu, o kas toliau, žinai. Kur tada keliausim, žinai. Prieš ką man reikės ginti. Tai vėl turim Balsį, ką dar turim. Daugiau kol kas nieko. Daug turim. Šiam 7 daug turim. Mes jų turim daug, jo, bet kas dabar yra tokiam vinstrykė dideliam? Tai mano akim Balsys. O daugiau ką? Daugiau visi tokie vienas ten, kažkas du, žinai, bet Balsys labai įdomi. Tai jisai šito vietoje mano akim tokia, žinai, rizika. Danila prieš Balsį. Danila laimės, numušo jo 4-0. Viskas. Ir tau eini paviesi. Danila kyla į viršų vėl. Balsys laimė 5 išlės kovos. Nu, tai jiem kaip ir logiška. Nu, bet žinai, čia ne vis laik logika. Lemia. Daug kas gali nulemti. Ir tu tikrai turi tą žinoti. Kiek tu dabar, Martynai, metų yra? Šiai dienai 33. 33 metai. Tai jau yra realiai kovinio sporto veterano statusas. Aš sakyčiau, tikrai, kad ir kaip bebūtų, tai jau yra jau... Tai dar nėra toli gražu karjeros saulėlydis, bet nu, tai yra jau aukštas kalnas, sakykime. Nu, tai jau tikrai yra daug įkopta. Kiek tau tai yra pranašumas, sakykime, Kaizeris irgi yra panašioje situacijoje, man atrodo, jam yra 32 ir 33. Jo, aš iš kur galvoju, kad yra jaunas. Aš galvoju, jam kokia 24-25. Jauno veido žmogus. Bus, žinai, prieš 11 vis tiek yra kitaip, jie agresyvesni, aštresni, greitesni, staigesni, jie ten negalvoja, žinai, daugiau. O jis toks, matau, jisai vyresnis irgi, tai tikiuosi, kad, manau, irgi pries lėčiau turbūt, žinai, nebus kaip iškart varom, kas čia, kur čia ką, žinai. Primint dar klausimą, kad taip. Davėsiu klausimą. Davėsk. Jeigu ar tu, ar Kaizeris taptumėt čempionais, realiai būtumėt vyriausi čempionai UTMI. Taip. Dabar iš visų diržų savininkų būtumėt ar tu, ar Kaizeris vyriausias. Jauti, kad šitai kovai tas veteraniškumo statusas truputėlį duoda to cinkelio. Kai ateina žmonės su patirtimi ir žinojimu, ką veikia ringė labiausiai, nes turi tos patirties daugiausiai. Tai truputėlį pakilėja statusą. Taip, tai pakilėja statusą, bet vėlgi, žinai, tai statusas labai kelia, nes mes jau esame, vadinkim, kaip ir sakai, tų kovų veteranai, mes ten daug kovoja, daug treniravęsi ir panašiai, mėgėjai, ten nesvarbu. Bet žiūrovui nuo gatvės, jam neįdomu, ten tu 100 metų gali ten būti, žinai, 30 metų kovoti, tu jis nesupranta, jis supranta ką, nokautus, iš esmės ką aš ir darau, ne? Ir ką dar supranta, kad ten meti blyną, malūną, ten kažkokį suktuką darai, tada visi, ploja, žinai. Tai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų žiūrovai irgi atkreips dėmesį į tą kovą, žinai, jinai gali būti labai taktiška, čia nežinosi kaip, mes laukiam rugsėjo šitos. Čia bus labai taktiškai, gali būti, galbūt ir nebus, galbūt eisim iš karto ir malsimės kaip jaunuoliai. Bet statusas galbūt jau kaip ir biškai, žinai, nebeleidžia, jau kaip sakoma, mastai, galvoja, kaip čia kur, jeigu randu pirmą išsimėsi, antrą bus sunku, žinai. Tai žiūrėsim, bet du cinkelį duoda, o jau, jeigu viską pamatysim, kiek duoda daug, žinai. Sakai, žiūrovai nežino, bet dabar, man atrodo, turi puikią progą išgirsti. Ir čia tas yra svarbiausia. Ir jeigu jie šitą išsineš, man atrodo, bus ir žiūrėti. Jo, tai jau tas irgi, manau, labai fainiai, kai kyla tas IQ žiūrovo. Kai jis supranta, kodėl, kas, kaip, kur, ką. Galbūt, aš sakau, kai sėdėjau Vilniui, dabar, man rodos, Vilniui sėdėjau jo ir komentavau, tiesiog šalia manęs taip papolė, kad iš viso kažkas iš šono, žinai, sėdė, mano ten draugai po kairę, kažkaip ten bilietai ten susistumdė, aš ten apačio, žodžiu, ir aš tokoju, žinai, taip vienam iš mūsų komentuoju, sakau, čia dabar darys tą, dabar darys aną, darys taip, anaip, tas atsisuka, už kur tu čia taip viską, žinai. Aš matau, supranti, aš viską matau, žinai, man viskas ten žingsnį priekį, ypač kai šono sėdi, tai atrodo pasaka, man nebereik šaukti mušti ten dešinę šoninę, man nebe tas, žinai, galvoja, žinai. Bet jiem irgi tas lygis kyla, jie tose kovose, žinai, stebi pay-per-view, žinai, žiūri gyvai, girdi to komentarus, kažkas jau turbūt ir sportuot pradėjo, tu pats mačiau, kažkur ten sportuvai, kažką aš maišau, ar ten buvo gytis, žodžiu, bet esmė, kad jūs visi irgi einat į tą, su ta srovė, utumos, vadinkim taip, ir irgi tobulėjat, kaip bebūtų, jūs jau matot viską, žinai. Tai smagu. Gerai, tai pamatysim dar daugiau UTMI 19 rugsėjo 26 dieną Martynas Danius prieš Kaizerį Kajatą, 67 kg čempioną diržo savininkas, išsispręs tenais, ir be abejo pagrindinė vakaro kova Sergejus Maslobojevas ir Dominikas Dirktys. Bilietus parduoda kakava.lt, o pay-per-view galite įsigyti utmi.lt. Iki pasimatymo.